Sveiki, chebra. Galvoju, kaip, atsitiko du nauji dalykai. Mane priėmė į darbą ir pravedė internetą. Tai va, internetą mano vedė nuo šičia va. Nuo čia vedė internetą. Paskui čia, paskui čia, paskui čia, paskui čia, tada čia, va čia matosi, tada čia, tada per ten, tada čia ir vat atvedė iki štai šį čia va. Žodžiu, dalį laido aš paslėpiau, dalį laido paslėpė meistras. Tai va, bus 5 eurai, nes sako, jeigu nori ten kažką daryti tokio ypatingo, tai 100 eurų kaina. Kažkas sakė, kad 100 eurų už kažką kaina. Ar dar noriu pasakyti, va, čia mano laidas į kompiuterį. Bet aš galvoju, šitą laidą aš išimsiu. Nes labai nepatogu sėdėti, va. Čia yra... Čia yra, va, įjungimas. Jis, va, įsijungia. Čia, va, yra blokelis, konverteris, kuris, va čia yra labai plonas laidas, kuris ateina, va, iš va ten, va, eina čia, tada šitas laidas eina į routerį, žodžiu. Reikės pasiieškoti programos video editinimui, nes internete neleidžia rašinėti balso. Tipo overvoicint. Internete neleidžia garsinti. Tai va. Man šiandien pasiūlė mintį daryti vlogą apie kompiuterius, įsivaizduokit. Suprantate, apie kompiuterius, jų kainas. Nes aš matau, kad dabar kompiuteriai yra be proto brangus. Ir... tikrai kainos yra overpriced, gerokai overpriced kainos yra, nes jos tiesiog nerealu, supranti, ir telefonų kainos 300 eurų už telefoną, o telefonas va delno dydžio, supranti, biškį už delną didesnis. Dabar labai aukštos elektronikos kainos. Tai va. Ir va šitas modemas irgi kainavo, jeigu neklystu, jisai kainavo 57 eurus beveik. Ir dar. Pas mane šiandien bardakas, pas mane šiandien bardakėlis yra. Tai aš nusipirsiu prailgintuvą, pasistatysiu čia prailgintuvą. Ir sudėsiu, žinai, nes dabar gaunasi taip, kad man reikia telefoną krautis ant šaldytuvo, žinai. Man dabar telefoną reikia krautis ant šaldytuvo. Tai va, telefoną reikia krautis ant šaldytuvo. Ir aš dar bijau, kad kažkas pas mane į kambarį atėjęs nenuknistų telefoną. Tai va, radau 4 lizdų šitą prailgintuvą Rimi parduotuviai. Jisai kainavo apie 8,50, beveik 9 eurus, bet jam 30% nuolaida, o radau senukose už 5,5 euro, bet man tas prailgintuvas labiau patinka, žinai. Aišku, aš galėjau nusipirkti su Rimi kortelė, paprašys iš kito pirkėjo Rimi kortelę, galėjau nusipirkti šitą prailgintuvą ir šiandien, žinai, pasidaryti. Bet aš galvoju, aš pasižiūrėjau tą prailgintuvą, man jis toksai griozdiškas pasirodė, labai didelis. Tai galvoju, palauksiu iš senukų, kiek čia lauktų.
10 dienų, žinai, savaitę ir 3 dienų. Tai va, laukti tai 10 dienų, aš gal palauksiu tas 10 dienų, bet už tai turėsiu normalų prailgintuvą, kuris nebus griozdiškas. Tai va, tas prailgintuvas Rimi parduotuvėje kainavo, ne, 4 lizdų prailgintuvų senukose iš viso nėra, jūs galime tik užsakinėti internetu. O 4 lizdų prailgintuvas Rimi parduotuvėje kainavo 8,5 euro ir dar su lojalumo kortele būtų pritaikyta 30% nuolaida, tai kažkur apie 5 eurus ir nusipirktum, žinai. 5-6 eurai ir kainuotų. Bet aš pasižiūrėjau tą prailgintuvą, jis man toksai griozdiškas pasirodė ir aš nusprendžiau jo nepirkti. Aš galėjau nupirkti ir atšaukti užsakymą, priežastį nurodyčiau, kad aš jau turiu prekę, bet aš galvoju, jau geriau palauksiu senukose to prailgintuvo, bet jis bus kur kas paprastesnis ir netoks stambus ir griozdiškas, bus ir lengvesnis, ir lengviau būtų perkelti, ir jisai būtų lengviau nešiojamas, karoči žodžiu. Senukose prailgintuvą užsisakiau ir džiaugiuosi, kad užsisakiau, nes jeigu būčiau nusipirkęs Rimi parduotuvėje su 30% nuolaida, jeigu būčiau radęs kortelę pas kitą pirkėją, būčiau paprašęs, jeigu man kitas pirkėjas būtų kortelė, tai būčiau nusipirkęs, žodžiu, tą prailgintuvą už tokią pačią kainą, bet aš kiek žiūrėjau senukose prailgintuvai man labiau patinka, nes kuo pigesnis prailgintuvas, tuo jis yra kompaktiškesnis, turiu omeny. Tas prailgintuvas, kurį užsisakiau senukų puslapį, yra kur kas kompaktiškesnis. Ir netoks griozdiškas, netoks šūdinas. Nes mačiau Rimi parduotuvė irgi yra, bet ten man nepatiko, tai palauksiu, kol senukose atsiūs ir tada pasiimsiu, susitvarkysiu laidus. O laptopą, MacBooką galvoju naudoti bevėlių internetu, todėl kad jeigu aš čia padarysiu, jeigu aš važinai, vat šį čia įkišiu tą laidą, tai man, žodžiu, labai sunku čia bus sukinėti, žinai, bus sunku filmuoti, tai gerai. Pristačiau savo namų internetą, pasigyriau, kad įdarbino mane kitoje darbovietėje, dar vienoje darbovietėje pasigyriau. Tai ką dabar, šitą vlogą baigsiu ir bandysiu filmuoti toliau gal apie kompiuterius. Bet man reikia geros programos, kuri tiktų mano MacBook'ui, nes MacBook'as yra senas, jis yra 2010 metų, aišku, jis yra restauruotas, sutvarkytas, bet viena problema yra tai, kad jis naujų programų nepalaiko. Tai dabar aš ką darysiu, įkeliu vlogą ir einu sėsti prie MacBook'o, darbuotis su vaizdo redagavimo programu, ieškoti vaizdo redagavimo programos ir tada žiūrėsiu, tada galbūt aš jau galvosiu apie tolimesnę vlogų veiklą ir man dar reikia susitvarkyti visus šitus laidus, persikelti į kitą pusę, tam prailgintuvą pasistatyti. Tai va, gerai, kad senukose radau, būčiau neradęs, pasinaudojau filtrais ir radau labai gerą prailgintuvą, bet aišku, reikės palaukti 10 dienų, bet prailgintuvas bus labai geras. Tai va, radau gerą prailgintuvą, reikės dabar palaukti, kol nesusitvarkiau laidų, kažko rimtesnio nedarysiu, bet kai tik atsilaisvins vieta prie palangės, tada jau žiūrėsiu kažką rimtesnio. Tai nepykit žmonės, be 10 dienų bet per likusias 10 dienų aš ir dirbsiu ir taip pat lankausi pas vokalų mokytoją, mokausi, lavinu balsą, mokausi dainuoti. Tai pirmadienį niekaip, pirmadienį darbas prie Jeruzalės Rimi, 2 valandos nuo 8 iki 10, tada laiptinių plovimas ir tada apie pusę 4 vokalų mokymas. Tai va, tai žodžiu, aš pirmadienį esu labiau užimtas, antradienį, trečiadienį kaip ir eilinę dieną, ketvirtadienį, penktadienį galiu daryti, ką noriu. Bet ketvirtadienį aš važiuosiu pas odos venerologą į venerologijos skyrių, nes pas mane ant kojų auga žvynai, nežinau kas tai per liga, bet pas mane ant kojų auga kažkokie tai žvynai. Tiesiog nusimaunu kojinę ir matau, kad jinai apaugusi žvynais, sudžiūvusia oda.